Tai sveiki visi, kurie prisijungia dabar online gyvai ir tie, kurie žiūrėsit įrašą. Jeigu jūs rezonavo mano tie pasidalinimai į šį kvietimą, tai matyt kažkuom irgi esat tame pačiame kelyje, arba per tai einat, arba veda į tai, arba dar tai lauks. Tai iš tikrųjų tie tokie pokyčiai įvykę per tą pusmetį, nes iš tikrųjų vat, pirmą kartą, kai atėjo ta mintis apie tą būties alchemiją, įvyko, aš pasižiūrėjau savo postus, tai buvo spalio 8 dieną, man atrodo. Tai nuo to laiko, kiek turėjo įvykti dar visokių procesų, kol vėl grįžo, atrodo, kaip apsisuko kažkoks ratas, vėl kažkokių procesų ir tame taške vėl sugražino į tą priminimą, kad kviesti žmonės. Ir kas būtent įvyko per tą laiką, mes visada žinom, kad kai mes pradedam nuot augti, kažkur eiti, kažką savyje lipdyti ar išimti, nu, vien žodžiu, per tos visus procesus, kai mes einam, mes tą akimirką, pavyzdžiui, kad ir gaunam kažkokią tai, ar tai vedimą, ar tai, kad ir kokį kursą ten daryti, ar kažką rašyti, ar dar kažką kitą kartą užrašai tą tokią informaciją, net tą akimirką atrodo, kaip gal kažkiek supranti, gal kažkaip čiut-čiut aišku, bet net nelabai suvoki, kaip, su kuo ten bus naudojama. Ir reikia, kol praeina kažkiek to laiko, kol vėl perskaitęs tą pačią žinutę, tą pačią žinutę, tą pačią informaciją, tarsi kaip va, tos, sakau, puzlės detalės iš visų tų įvykių susidėlioja ir tada ateina tas toks aha momentas, kad tai va, kas čia, apie ką čia buvo parašyta, nors kai tuo momentu užrašai, atrodė kaip kažkoks kosmosas, kaip kažkoks vos ne kažkokios fantazijos užrašytos. Ir tarsi mums paduoda va tą tokią informaciją, kad mes gautume kaip kryptį, į kur būsim vedami ir per tą laiką, per tos mėnesius, gal net ir pamiršti, apie ką ten buvo ir tiesiog ėjai ten, kur vedė. Bet kai sudėlioji, sakau, paskui perskaitęs tos taškus, galvoju, kaip viskas tikslingai, kaip tas dieviškas planas veikia be priekaišto, net protų, sakytum, negebėtume mes taip sudėlioti, kaip jie moka. Ir, ir kitą kartą vat, būna, kai vat, atėjo ten pirmą kartą tas visas projektas, aš jau ten apsidžiaugiau, jau galvoju, jau čia kažką darysiu, jau čia kažkas jau kaip ir vyks. Ir jau tarsi žiūriu, viduje niekas daugiau nevyksta, jokie impulsai nekyla. Ir, ir toks buvo, nu net ir nurašiau tą tokią, su to tokia mintim, tai gal čia, žinai, vos ne pafantazavau arba ne tą kažką užrašiau. Nu ir tiesiog atidėjau ne iš šono ir ta toks vyko labai daug procesų, nes čia buvo tas grįžimas į Lietuvą, šalies pakeitimas, visokie vidiniai santykių dalykai, šeimos, ten gyvenamosios vietos, visokių tokių naujų tarsi sprendimų, naujų taškų, nuo kurių, atrodo, nuo to sprendimo kažkas keičiasi. Padarai tą sprendimą, vėl eini, kaip ir neaišku, kaip ir nesupranti. Bet ir vėl šiandien praėjus, kiek čia, 8-9 mėnesiam viso to rato, viso to ciklo, vėl matosi tas kryptingumas, į ką tai buvo vedama ir kaip buvo reikalinga, kad atrodė kaip daug visko vyko, bet kodėl to reikia, to viso to daug? Todėl, kad kai mes gyvenam stabilų tą gyvenimą, einam ar ten į darbą, arba kažkokią veiklą turim ir vis darom taip, nu tarsi kaip ir plaukiam, sakytume, bet tai yra kaip ir saugu, kaip jau ir stabilu, kaip ir aišku. Ir pokytį tai yra labai sunku tarsi rasti tą tarpelį, per kur įvesti, ypatingai jeigu yra tarsi, nu, gana komfortiška, patogu ir net nesinori kažko keisti, nes atrodo taip, kaip yra, jau užtenka. Nors mes net nežinom, kaip būtų geriausia arba į ką tai gali dar išeiti. Bet kai pradedi, vat, kaip sakant, iššokti kaip į kažkokį tekantį vandenį, kur jau tada tave neša ir nuo visko prašo atsikabinti, nuo gyvenamos vietos, nuo žmonių, nuo veiklos, nuo įvairiausių dalykų, nuo net ir tame santykėje, negyvenamosios vietos,
būsto, daiktų. Ir tada pamatai, kas su kuo, tarsi kur buvo tas komfortas, o kur buvo prisirišimas, kur buvo net priklausomybė kažkokia, kur atrodo įsikabinės nori laikytis. O, ir kur tada vat, per visus tuos purtimus, per visus tuos bangavimus, tada tarsi išsisijojo ir savybės, ir tas lengvumas, ir aplamai ta realybė davė irgi pajausti, kad viską gali atimti, atrodo. Atimti, vat, nu, tu daiktus gali palikti, gali namus palikti, gali ten, nežinau, pinigus palikti, gali, bet vis tiek lieki tu kaip žmogus, lieki tu kaip sąmonė, lieki tu kaip, e, kaip va, tas vienetas, kuris su savim vėl gali viską susikurti. Bet jeigu mes tarsi padarom taip, kad savęs nekuriu, savęs nekeičiu, bet tarsi ieškau išorėje kaip pakaitalo tam, ko man viduje trūksta. Jeigu man ten kažko trūksta, tai kažką nusiperku. Jeigu trūksta kažkokios pramogos, ieškau. Jeigu trūksta, kažkaip iš kito reikalauju. Arba kažko tarsi iš išorės bandom mes pakeisti. Ir va tas gaunas toks, kad tarsi kaip yra jausmas kaip pilna, bet kol neišėmi, neišpurtai, tarsi nesupranti, ar čia iš manęs yra pilna, ar čia iš kito, iš išorės kažko gavau. Ir per visą va, tą bangavimą, per visą tą tarsi šachmatų tos lentos dėliojimą ir duoda, ir atima, ir pakeičia, ir tada tik tais pasimatai, kas yra tavo ir kas yra kaip kito, kaip kažkokia kompensacija uždėta, kažkaip, kaip kažkoks įsivaizdavimas, kad tai man turėtų kažką suteikti. Tai per visą tą laiką vyko labai tokių, sakau, visko turbūt patyriau, visokiausių tų pozicijų, kame aš buvau ir tame, ir tame, ir tame. Ir visa tai vat, būtent davė tą pojūtį, kad visaip gali būti, visokia gali būti ta realybė išorėje, bet viduje jausmą gali išlaikyti stabilų. Ir, ir va čia vedu link to, kad tai, ką mes turim išorėje, mes galim susikurti iš savo vidaus. Kad ir kas eina per kokį chaosą, kad ir kas eina per kažkokius va tokius purtimus, tarsi ar ten skyrybos, ar ten neaišku, ką toliau veiksi, arba su sveikata kažkokios problemos. Visa tai atrodo, nu, išmuša iš to stabilumo, iš tų, kas jautėsi saugumas, aiškumas, bet tai yra tarsi įrankiai, per ką su laiku pamatai, kur tarsi save nuneigiai, kur savęs išsižadėjai, kur stengiais būti geras dėl kitų, kur bijojai kažkokiu ten vėl būti nematomas, nereikalingas, nevertinamas ir taip toliau. Visa tai gražiai pasirodo. Ir ne naujieną pasakysiu, kad norint patapti jau pačiam tos realybės kūrėjų, gebančių per savo fokusą, per savo vidų kurti realybę, reikalingas ir tas skaidrumas, ir tyrumas, ir savo dalių, ir pripildymas, ir susigražinimas, nes tas, kas būna užpildyta ne iš savęs, o per kažką, nėra tas, kas, ne ta pati kokybė. Tai neduoda, koks šis žodis būtų, neduoda, nu, tarsi poveikio. Negali sukurti tos kokybės, jeigu neturi to. Nu, vat neturi, sakykime, to skaidrumo, tos pilnatvės tikros. Ir tas būtent pat yra reikalinga tam, kad galėtum patapti kūrėjų ir kurti su kitom sąmonėm, kurti tą realybę tokią, kokią norisi. Ir anksčiau buvo tie kitokie įrankiai, kur, nu, sakykime, ten kažkokių tų dalių susigražinimas, nežinau, ten žiūrėjimas, kaip kas veidrodžiuoja, ką čia man atspindi. Ir kas įvyko va čia prieš tą mėnesį gal laiko, kai tiesiog taip išskleidė, sakykime, tą tokią, atrodo, realybės lauką, kur parodė, kad tai galima tiesiog, nu, nesakytum, kad nuneigti, bet parodė kaip dvi platformas. Viena platforma tarsi žaidimo platforma, kurioje veikia
tokie dėsniai, tokios taisyklės, tas su tuo tarsi lygu tai, viskas aišku, viskas suprantama. Ir parodė tą kitą platformą, kurioje atrodo, sakytum, kaip kitą skaidrę uždėjo, kaip kitą, mm, e, net nerandu vėl žodžio tokio apibūdinti ką, bet tarsi visą tą platformą žiūri ir tarsi visą tą, ką čia rodė, galima išspręsti visiškai kitaip, nu, vat, perdengiant tai. Nu, kas yra tame, tai turbūt gal irgi ir yra pajautę savimi, kai vat, aukštesnės sąmonės perdengia žemesnėje arba ten žemesniųjų tų kažkokių vat irgi ar savybių, ar tų aspektų tą sluoksnį ir įvyksta transformacija. Tai vat parodė, kad galima visiškai kitais įrankiais, visiškai kitais metodais keisti tiek save, tiek tą realybę. Ir čia turbūt reikėtų iš karto pasakyti, kad nu, nebūtų tos tokios, nežinau, kaip sakant, iliuzijos, kad tarsi viskas taip įvyks tiesiog savaime arba labai lengvai, arba kad aš nieko nepajusiu, ten, nežinau, kažko nemalonaus, jokio pojūčio. Tiesiog reikia suprasti, kad tai vis tiek, kas aš esu, su kuo aš esu, tai su kiekvienu žmogum turės įvykti individualiai. Ir negali būti, kad jeigu žmogus yra savyje, nu, kažką dar turintis, ką sunkaus, prie ko prisirišęs, ko nenori paleisti, kokiu nenori būti, kokiu savim neleidžia būti, kokiu bijo būti, kad tai turės būti išimta. Ir tas išėmimas, jisai vyksta per tą laužimą, per tą vienam lengviau, kitam sunkiau. Čia kiekvienas, kiek mes, sakau, būnam su tuo susitapatinę, kiek tuo tikim, jeigu aš savo nebeleisiu vat, būti su tokia savybė. Tarsi nebeleisiu būti kažkokiam, nežinau, kur bando kitam įtikti ir patikti. Tarsi, o kas man tada nutiks? Tai jeigu žmogus tiki visą istoriją, visais įsitikinimais, kad tada jo gal nebemylės, praras draugus, liks vienas, atstums ir viso to labai labai bijo, tai jam per tai praeiti, kai perdenginės tos naujos sąmonės tą visą struktūrą, bus sunku, nes energija leidžiasi ir jinai stumia lauk. Kai jinai stumia lauk, jinai iškelia tarsi tai, ką reikia paleisti. Ir jeigu žmogus pamato tai, kas ten yra ir sako, aš, nu, vat, visų tuo tikiu, kas ten man išsikėlė ir neleidžiu savo nuo to atsitapatinti, tai tiesiog vat, ir vyksta tas, kad čia energija eina, čia rodo, o žmogus vis tiek įsikabina ir tuo tiki ir labai sunkiai tada pasidaro. Ir visa tai gali praeiti daug lengviau, kai žmogus sąmoningai žinodamas, suvokdamas per tą vedimą, per nu, vat, vėl tas, kas vyksta, per informacijos padavimą, per žinių padavimą, per suvokimą, per pavyzdžius, nes tikrai daug gyvenime iš karto pasijudina dalykų, kur tiesiog pasimato, pamatai situaciją, pamatai, kas vyksta, pamatai, ką iškelia ir iš to pamatymo tada supranti, kur reikia tiesiog išbūti, priimti, pripažinti ir tiesiog leisti tam pratikėti, nes tiesiog supranti, kad pro tavo kanalą, tarsi pro tavo akis, eina kaip kažkoks murzinas paveikslėlis ir kuris tiesiog turi prasistumti, ar į viršų, ar į apačią, kaip mes čia bevaizduosim simboliškai, prasistumti ar tiesiog neužsikabinti, nekurti dar daugiau istorijų, o tiesiog leisti tam praeiti ir tada supranti, kad tai prastumus ateis tas, kas persidengs. Ir jeigu nėra to, nu, va, tokio suvokimo, nes tos akimirkos, nu, pati patyriau tų tokių momentų, kur, sakytum, jau buvo daug dirbta ir ten su ego tom struktūrom ir su įvairiais, bet kai eina dar giliau į gilį, tarsi prie tų šakninių, tų pirminių, tų patirčių, atrodo, tų pačių pirmapradžių patirčių, nuo kurių, sakytum, ir prasidėjo visa ta patirtis, einant toliau į žemę, ten patiriant visą tą ar atskirtį, ar tą ego susiformavimą, nuo tų pirmųjų skaudžiųjų momentų, kur prieš tarsi buvau pilnas, buvau tas pirmapradis ir pradėjau daryti tos kažkokius veiksmus, kurie davė tą tokį poveikį. Tai atrodo tą patį gylį, tą pačią pirmutinę patirtį, kur tarsi atrakina tą šaknį
Ir atrodo, kai nuo jos atsitapatini, stovi, nu, tarsi jis čia taip įsivardina, kad stovi, stovi, atrodo, žiūri į tą vat, patirtį, į kurią įėjai, su kokiam mintim įėjai, su kokiu motyvu įėjai, su kokia intencija arba kas būtent ten įvedė ir atsitrauki nuo to. Ir čia atsitraukime tarsi pamatai, o koks buvai prieš visą tą patirtį. Ir atrodo, tas atsitraukimas, tas susigrąžinimas savęs iš to, kaip man patinka tiesiog sakyti, kaip atrodo, rūbą užsidėjau, tarsi pasimatavau, kad koks tas rūbas buvo ir dabar reikia nusiplėšti, o kas vyksta, kai mes tarsi užsidedam ir susitapatinam su tuo rūbu ir niekaip nebeatsiplėšiam, nes tarsi tai jau patapau aš, tai yra mano ir tas susitapatinimas ir yra iškreipimas va to, kas aš esu iš tikrųjų. Tai vat, kai mes pradedam viską nusiminėti, tuos visus rūbus ir užsidėti tuos rūbus, kurie buvo kaip mums pirmą pradžiai, kurie jautėsi pilni dar be tų mūsų prarastų dalelyčių, be tų užblokuotų, iškreiptų energijų. Tai vat, tas procesas, sakau, gali būti ir lengvesnis, ir sunkesnis. Ir net jeigu atrodo, kad jau praeitas kažkoks etapas, kad jau atrodo tai buvo jau patirta, nagrinėta, ar ten dirbta su tuo, gali vėl sugrįžti su nauja banga arba su dar platesniu. Nu, gal man čia tik tais tai buvo, aš negaliu patvirtinti, kad kiekvienam, nes tikrai mes kiekviena kaip siela, kaip sąmonė individualiai savo pasirinko, per kokias patirtis eis, kiek jinai ten norės, ar giliai, ar plačiai, ar įvairiai, kas norės daugiau ateiti tiesiog į tą patyrimą, kaip tos patirtis, ką man duoda, kažkas gal jau iš karto norės eiti į kūrybą. Dėl to mes, kaip sakant, ir atsifiltruojam, kas į kurią kryptį daugiau eina, kam kokiu etapu kažko norisi, kam dar norisi tame pabūti, o kam jau norisi kažkur į kitur eiti. Tai vat visas tas, į ką aš kiek aš suprantu, kiek aš išjaučiu, į ką toliau vat bus vedama, tai ir bus apie tą, tokio atrodo, naujo brandolio formavimą į tą, kur vis labiau, nu, tiesiog toks eina tas jausmas, kad tarsi iš to jausmo tu tiesiog pradėsi jausti save kaip brandolį, iš kurio ir prasideda mat visas tas, sakytum, nuo čia pradeda toliau kaip burbuliuotis, kaip dalintis, kaip skleistis, ką aš toliau, va, tarsi jeigu aš čia turiu brandolį, iš to brandolio toliau tarsi eina tokios kaip bangos, kaip dalelės, kurios lipdo ir tada keičiasi visas, kas mes esame, tas aplinkui, kuo mes save, kokioj formoj, nu, vat, ką susikuriam, atrodo, net kokius personažus arba kokius tos žmonės susikuriam, kokio to sunkumo vėl aš tą realybę savo susikuriu, kiek gal jau iš vis lengvume ta realybė bus, jeigu gal aš net nebenoriu to sunkumo. Kai vat ir dalinausi, kad čia tą pusę metų buvo tas toks mano atsitraukimas ir nuo Facebooko, kas daugiau sekdavo mane, tai matė, kad buvau atsitraukime, tiesiog buvo irgi, va, tiesiog jautėsi taip, kad taip kaip buvo, nu, tarsi jau išragavau, išbandžiau ir vienokioj formai, ir kitokioj formai, ir tai kažkaip jau nebe taip, nebesinori taip, noris kažkaip kitaip, o kad kitaip atrodo, va, irgi kaip tas rūbas užsideda ir kad nuo jo atsitapatinti arba nuo jo, va, priimti tos naujus įrankius, turi tarsi kažkaip su to rūbu jo nebeaktyvuoti, jo nebejudinti, jo, kad jis tarsi nu, nebebūtų veiksnus ir tada jis, kaip atrodo, išsijunginėtų ir tada jisai kaip nukristų. Tai vat ir per tą laikotarpį net ir sąmoningai savo ėjau ir stebėjau, o kaip vat jaučiasi mano tas gyvenimas, kai aš sau leidžiu dabar būti nebematoma, kad kažkas nebemato, apie ką aš veikiu, kokios mintis ateina. Nu, tuo momentu aš dar buvau vat, pas Violetą Petraitinę, tos mokymos minties kūrybos, tai ten su bendraminčiais, kaip mes ir palaikėm tą ryšį, ir buvom tame, ir meditavom, ir bendravom, bet būtent
kas liečia va tokią va tą viešą tą erdvę, kur visiems dalindavosi, tai buvo tikrai um, tas prisistabdymas ir jau dalinausi tik tai, kas pačiai jautėsi, kad jau ar ta informacija išsirašo, ar tai, kas ten ateina, yra visiškai kitokios būsenos, kitokio to pojūčio vidinio, kad jau kažkaip kitaip pasiteikė. Ir vat per tą laiką vat irgi krito tas ir tarsi vat ten kažkiek 4-5 metai buvo kūrimas toks kaip savo tarsi įvaizdis, kaip kažkoks, kas aš tokia esu, į ką aš vedu, ar tai žmonės, tarsi kažkokia buvo ir ta hipnoterapeutė ir intuityvioji mentorė. Tarsi vis kažkas buvo toks kaip kūriamas, kaip įvaizdis, kaip kažkoks, nežinau, statusas, tarsi kas aš esu. Ir buvo įdomu stebėti vat, per visą tą laikotarpį, kaip leidau savo, nu, tarsi tirpti visam tam. Ir tam betirpstant, kai va tarsi nebesidalinė, net sesijų nebedariau, nežinau, gal 4 mėnesiai buvo visiškai, nu, va toks buvo jausmas, kad taip turi įvykti, taip aš turiu padaryti tokią pauzę, pertrauką, kad, kad va tiesiog va nusiminėti visus tos rūbus, kurie dar yra turbūt ne mano, o tiesiog užsidėti vien iš kažkokio, nežinau, ar tai tikėjimo, ar tai tiesiog iš noro tai patirti. Ir va tas jausmas, kai leidau savo tirpti tiems visiems rūbams, kad va dabar manęs gal niekas nebežino, niekas neberašo, niekas gal nebesiteirauja. Ar aš belieku ar aš belieku savim, ar man nekyla kažkoks, nu vat, viskas tarsi pasibaigė, nutrūko. Tai va tiesiog buvo įdomu stebėti visą tą procesą, ką dar iškėlė. Ir vėl atrodo, jeigu nebūtų buvusios tos pertraukos, būtų atrodo, nu vat, ėję, tai nebūtų buvo vėl galima atfiltruoti, atrinkti arba to motyvo kitą kartą, nes mes tą motyvą irgi pasirenkam, atrodo, kaip ir kryptingas, ir tikslingas, bet be tos pertraukos, be to tarsi atvirkštinio varianto patikrinimo nepamatom. Mums atrodo, bet tas tikrumas turbūt ateina tik, kai nusiemu ir vis tiek be to, ar aš esu aš. Nu, ar aš esu tas, kas save jaučiu. Ar mums reikalingas tas kažkoks palaikymas, ar reikalingas kažko pritarimas tam, kad jaustum kiekvienas savim tą, kad, nu, aš tiesiog esu. Ir va tas tikrumas, taip kaip aš išjaučiu, taip kaip man dabar susivokė, ir yra apie tą, kad net ir kad ir ką nuo manęs nuima, kad ir manęs gali iš vis atrodo net nebelikti, ir vis tiek tu supranti, jauti savo vidumi, kad tu turi savo vietą, turi savo net atrodo tą dažnį, kurį tu spinduliuoji į erdvę. Ir vėl turbūt grįžtam prie to, kad turbūt mūsų ego kitais nori to, kad kažkas užtvirtintų, kažkas pasakytų, kad, nu, kad vas šaunuolė, kad čia tu padarei. Ir buvo ne viena ta meditacija, kur tiesiog priminimas, galima sakyti, va tyrėjo, kad mes tuos dažnius galim skleisti bet kokioj erdvėj, bet kokioj aplinkoj, nieko net nedarydami, vien būdami savim, vien per save skleisdami tai, bet kartais žmogus, vat, norėdamas ar to reikšmingumo, ar to nuopelno, kad čia aš padariau, jisai tarsi, nu, kodėl aš čia turiu daryti, nes nieks nepamatys, niekam aš neįrodysiu, kad čia tai aš padariau. Ir, ir vat, kai vėl visą tai vat, išfiltruoji ten, išnarplioji, išryškini, visame tame matai, kad ne tame tikslas, ne tame motyvas, kad ne tame pripažinime, ne tame, kad kiek kam to reikia, bet tu supranti, kad tai yra tiesiog, tiesiog, tiesiog tas jausmas, kad tiesiog tai palei kūrėjo valią, ar tai palei, net nežinau, kaip įvardinti tą jausmą, kad jis tiesiog net nebekyla abejonės, dėl ko turi tai daryti, bet tada supranti, kad, nu, vat, ir vėl nukrenta tas kažkoks, vat, kaip buvo užsidėtas, kad dėl asmeniškumo, arba vat, dėl to, kad čia reikalinga, dėl pripažinimo, dėl dar kažko.
Ir tada supranti, kad ir tie darbai gali bet kokie būti ir gali nebūtinai būti tas mentorius, nebūtinai tas vedlys ar dar kažkoks ten terapeutas, kad galėtum skleisti tą dažnį. Gali būti ir pardavėja, gali būti ir gėlininkė, gali būti ir daržininkė ir gyventi taip ir anaip ir tą dažnį irgi skleisti. Tik taip to nieks nepamatys, to nieks nepripažins, nepasakys, kad tai tu padarai. Bet kam vėl to reikia, kaip ir minėjau. Bet kai atsistoji prieš kūrėją, prieš jo valią, prieš jo tą tikslingumą ir tada supranti, kad taigi esmė ne apie tai. Esmė yra tiesiog būti tuo, kuris leidžia tam praeiti. Ir, ir iš to tada dingsta visi tie ir lyginimaisi, ir tos lenktynės, ten tiesiog kas ką gali, kas ko negali, tiesiog supranti, kad tu esi būtent tu. Tu darai tai, ką, perleidi tai, kas eina per tave, su kuo tau, nežinau, rezonuoja ar nerezonuoja. Ir, kaip ir dalinausi, kad būtent kai pajutau tas meilės sąmonės, tai man buvo, toks biški kaip ir, ne apie tai, tarsi, man meilės ta tokia energija, jinai buvo daugiau kaip, tikrai nesiekiamybė ir net ne ta energija, kurią aš būčiau galėjus pasakyti, kad jinai yra mano stiprioji pusė arba su kuria norėčiau kažkaip labai susijungti. Tarsi labiau gal apie išmintį būdavo toks, arba va, per tas žinias kažkoks, bet vėl atsukus tą laiką atgal, vėl aš suprantu, kad tiesiog vėl buvo tokia žinutė paduota, kad kodėl nedavė, sakau, aš sakau apie savo patirtį, ar tai galioja visiems žmonėms, negaliu to įrodyti, bet tiesiog mes visada gaunam tos patikrinimus ir iš tos subtilios erdvės, į ką mus vesti, kiek jau galima mumis pasitikėti, kur jau mes išliksim ir tame tyrume, ir tame atsidavime, ir tame vedime, o kur, vat vėl, jeigu pagaus puikybė, pagaus kažkoks vėl noras iš tos kitos krypties, tai vėl bus nebetikslingai. Ir kai kažkokiu ten momentu irgi užklausiu, kodėl padavė tas meilės dažnis, meilės sąmonė, o ne kažkas kito, ne išmintis ir panašiai, tai ir paaiškinu, kad būtent padavė tai, kaip čia įžodinti, tarsi jeigu būtų padavę išmintį, tai tarsi būtų daug lengviau, man būtų buvę tarsi ar tai susireikšminti, ar tai labai vaizduoti, kad čia dabar aš išmintinga patapau ir panašiai, kad tai būtų, man buvo gal netgi sunkiau suvaldyti vat, būtent tą paslėdimo momentą. Ir tarsi davė tai, ką man gavus, nebekiltų net noras reikšmintis dėl to. Nesakau, net viduje atrodo nėra to, atrodo, yra ta meilė, sąmonė ir tas džiaugsmo. Ir tada, kai pasižiūri tikslingumą, tą kryptingumą, kad tai iš tikrųjų yra pagalba, tai kad būtų žmogui lengviau ir nepaslysti, nenuklysti ir susižiūrėti, susivaldyti. Tai tokia irgi buvo įdomi ta žinutė, kad iš vienos pusės taip atrodo, kad aš nenoriu to arba, ne to norėjau, duokit man, ko aš norėjau. Ir kaip ir pasako, kad duosim tai, kas yra tikslinga ir kryptinga, o ne tai, ko būtent žmogus nori. Nes po to žmogaus norų gali slėptis tie kiti norai, kurie vėl žmogų labai greitai galėtų išvesti iš to kelio, kur eina tas su kita vibracija. Ir kai aš pagalvoju apie tą, mūsų tą pirminę, kai mes irgi atėjom, atrodo, mes buvom tie tyri, skaidri, pirmą pradžią visą to turėjom, bet kažkokiu tai momentu kažkas vis tiek mumis kažkur pagavo, kažkoks tas kabliukas patirti, ar ten valdžią, ar ten gali, ar tą, nežinau, žinomumą. Ir per visus tos mes kažkaip ir nuslydom ir nuklydom nuo to kūrėjo kelio, nuo to savo tyro kelio ir tas turbūt niekur irgi nedingsta. Ir dabar atgrįžtant atgal arba atgaunant tas savo galės, atgaunant savo ir tas savybės, ir tą kūrybą su subtiliuoju pasauliu, mes vėl vis tiek esam tame, tos pagundos, sakykime, iš to žemiškos erdvės, jos niekur nedingsta ir gali labai lengvai paveikti, jeigu nėra būtent to
arba to aiškumo, arba to tvirto pasirinkimo. Ir net šiandien vat, buvo vat, pokalbis su vienu žmogum, kur, kur sako, tarsi atrodo, jau atsistojau savo kelią, jau jaučiu, į ką noriu stiprinti, kur kreipti savo dėmesį, kur būti, kurioje kryptyje. Ir sako, kaip atrodo, specialiai pradėjo atsirasti visokie pasiūlymai. Tai iš vieno žmogaus, tai iš kito žmogaus, tai iš trečio žmogaus. Ir sakytum, kad, nu, va, gerai, atsirado pasiūlymai, nes čia gal išsigrinai atsirado tavo erdvės, energijos, bet iš kitos pusės tai vėl jeigu pasižiūri, o į ką aš nueisiu, jeigu aš dabar pradėsiu visus tos pasiūlymus priiminėti, ar aš beišlaikysiu dėmesį ir fokusą ties tais, kuo aš pasirinkau. Ir vėl tai va čia tas yra momentas, kur tas sprendimas gali vėl būti paslydimas, kad ką aš rinksiuosi ir kodėl aš pasirinksiu tos pasiūlymus. Ar vėl tam, kad čia aš dabar pasidariau kažkoks gal labai reikalingas ir labai kažkoks įdomus, kad čia man viską taip siūlo, ar kad aš čia mm, vėl dėl kažkokio kito motyvo. Ir pasirinkimas likti su savo tuo išgrynintu, kiek tau ten reikia tą akimirką. Ir yra, aš manau, tas teisingas pasirinkimas, kur vat, žmogus ir išlieka. Tai, tai vat, būtent visą tai, vat, sakau, kas vyko per visą tą laiką, per mano pa šitas 8-9 mėnesius, kai kuriais etapais, buvo būtent apie visų šitų, tiek sakau, dar likusių ir to ego, ir subtilaus ego dalių iškelimo, vėl pamatymo, vėl išgryninimo ir perėjimo. Perėjimo, kur jau jaučiasi, kur anksčiau atrodo tas kažkoks perėjimas arba tas pojūtis vidinis būdavo, nu kaip ir atrodo, nu, pasako, bet kai tu neturi su kuo lyginti, kaip jaučiasi, tai dar labiau atrodo, kad tą akimirką tas patyrimas jau ir yra, kaip sakytum, nu, maksimumas arba ten to pojūčio jau tikriausias. Bet kai po kažkurio laiko dar naują tą tokį, atrodo, per dar naują filtrą praeini, dar skaidriau tas pasijaučia, tai tada jau gali palyginti, kad ten buvo tik maža, maža dalytė. Ir tas vat naujas patyrimas, tas naujas sluoksnis, kai išsikėlė, vėl visiškai atskleidė tą kitą vibraciją, kitą tą dažnį, kitą tą jausmą. Ir gal ir čia dar ne pabaiga, gal čia yra tiktais vėl stotelė prieš tą sekantį sluoksnį. Bet kas vat, būtent jautėsi, kad labai į tą fiziškumą jau viskas yra įėjęs tas pojūtis, kur ne tik, kad kažkur vat, susitelkime, meditacijoje ar kažkokiam vat, tame atsipalaidavime tas jaučiasi, bet kai vat, visoje toj realybėje eini ir toj būtyje, ir su vaiku, ir visame kame, ir kai dalinausi va čia tame paskutiniam ar prieš paskutiniam poste apie mamą, kuri yra išeinanti iš šio jau gyvenimo ir apie visas tas visokias kolektyvinės sąmonės struktūras iš religinių egregorų ateinantis irgi ir kaltinimai ir vairiausi dalykai. Ir atrodo, jeigu nebūtų vat, vėl tų įrankių, ką išdirbo per tą laiką, kas išsigrynino, ką suteikė tas subtilusis pasaulis, tai atrodo, kaip greitai būtų vėl įtraukę į visus tuos, nu, kaip sakau, visą tą atrodo kaip tinklą, kokį atrodo užmestų. Ir jeigu neturi to aiškumo, neturi to kito dažnio, su kuo tu gali perdengti, nu, tiesiog atrodo paskandintų tave. Ir atrodo tiesiog stebi kaip vaidinimą, stebi kaip kažkokį filmą ir tiesiog supranti, kad kažkokie žmonės kažkur gyvena savo realybę ir tai nėra, kad aš aukščiau, kitas žemiau, ar ten, kad kažkoks lyginimas kažkokių, nu tiesiog tai yra faktas. Mes esam tokioj erdvėj, kur dar yra įvairiausių tų realybių vienoj erdvėj ir mes tiesiog, kiek kas gebam, kiek mes kiekvienas einam į save su savim, susiderinam su kažkuria ta realybė. Ir gyvenimas vis tiek dar matyti įmeta į tokias situacijas, kur, kaip sakau, vis tiek tėvai negali jų išsižadėti, negali atsitraukti, negali
palikti ir negali jų pakeisti, negali jų įsinešti savo realybę, pasakyti, kad tu dabar būk toks arba jauskis taip. Ir tenka vat, ir pripažinti, ir matyti tai, ir pamatyti, kas buvo ir prisimta iš tos realybės, ir kaip dar įtakoja, kaip dar norėtų paveikti, kaip norėtų, atrodo, su savim, sakytum, išsinešti irgi, uždėti tą tokį kaip perdavimą, bet kai jau esi tame apsisprendime, kokią realybę aš aplink save noriu turėti, tai tiesiog ir vyksta ta kūryba su sąmonėm, kad tiesiog prašymas, kad, kad padėtų išlikti savo realybėje ir gerbent to kito žmogaus realybę, kad jeigu jisai renkasi likti tame, bet aš irgi renkuosi likti savyje ir nepadarant tai kova, nepadarant tai karu. Nors iš tikrųjų, kaip sakau, buvo tikrai sunkių situacijų, kur sunku dar tarsi būti tame neutralume arba bandai būti tame neutralume, bet tarsi matai, kaip atrodo užpila ant tavęs ir paskui reikia to laiko, kol atsipeikiai, tarsi nusikrapštai nuo savęs ir palauk, tai kur esu aš, kur yra tai, kuo aš esu tikras, į ką aš einu ir kuo aš noriu tikėti, kas man yra kryptis ir kas man yra vertybė. Tai, tai va tiek visko vyko ir mūsų turbūt, nes tikrai tai nebus tik mano ir mano išreikštas tas ketinimas, kad noriu kūrybos nebe tų valymų, nebe grįžimų ten į praeitį, bet tiesiog kūrybos iš čia ir dabar momento ir, ir turbūt kažkaip dasibeldžiau iki subtiliojo pasaulio su tuo savo prašymu, kad naujais įrankiais, naujų kelių, nauja savim, tiek kiek galiu, tiek kiek išeina šią akimirką, perduoti žmogui per save, būtent tai, ką norės perduoti subtilus pasaulis į tą kitą būtį. Ir alchemija, šitas žodis netgi, kai va tu vieną paverti į kitą, kai kažką nevertingo paverti į auksą, į vertę. Tai, kad mes vidumi esame tie, kurie savimi galim visą tai irgi daryti ir būti tuo alchemiku. Ir man dar norisi pakviesti mus į subtilėją erdvę, pasižiūrėti, kaip tos energijos irgi toks džiugesys eina iš tos erdvės, kad ir ką mes patiriam žemiško toj realybėj, mes visko dar galim patirti ir matyti, kažkas kariauja, kažkas serga, kažkas miršta, kažkas gimsta, visko dar yra. Ir visame tame galima matyti ir tą meilę, ir tą džiaugsmą. Ir tik kiek mes leidžiam kam, užimti tarsi prioritetą, kurią mintim, savo mintim, tą, kurią šiandien išjaučiu, ar ta iš kolektyvinės sąmonės, iš kažkokių dogmų atėjusią mintim, kurie net kitaip suvokia visą tą procesą, vieną ar kitą, kam aš leidžiu būti ir kam aš leidžiu teikti tą pirmenybę ir su kuria tiesiog jaučiasi apie tą leidimą. Sprendimas suteikia leidimą. Leidimas tarsi išplečia, kuria. Jeigu kuria, tai ir tampa realybė. Tai kviečiu įsitaisyti gal šiek tiek patogiau ir pasižiūrėsim, ką norės ar papasakoti, ar perduoti erdvė. Jeigu ką norės, nes energijos, kad ir kalbėjau, jautėsi, kad jos teka, visas viršugalvis, kaip atrodo, nutirpęs. Galim šiek tiek lengviau prakvėpuoti, dar labiau atpalaiduoti kūną. Ir tokia šypsena tiesiog visoje erdvėje jaučiasi, kuri tarsi ir primena ir sako, kad mes taip pat stebim žmonės esančius žemėje ir tiesiog gerbiam ir vertinam viską, ką jisai daro.
ar jisai daro, ar jisai nedaro, mes tiesiog žiūrim su ta šypsena. Tarsi ir man vat priminė, kai vat, tose visose situacijose irgi, kur susidurdavau su ta kitom tom realybėm ir kitokiais požiūriais, kad tiesiog nubelikdavo viduj savo nusišypsoti ir nu taip, taip, kažkas gyvena taip. Ir šią akimirką aš nieko daugiau negaliu padaryti, tik išlikti tame dažnyje, toje šypsenoje. Taip ir subtilus atrodo pasaulis, jisai gerbia kiekvieną žmogų, kiekvieną jo tašką, kuriame jis yra šiandien ir kuriame jis renkasi likti ar keliauti, priimti ar nepriimti. Tarsi su viskuo sutinka, jis nesiginčia ir neįsikabina, nepaveikiamas, jis nepaveikiamas žmogaus reakcijos. Jie tiesiog žino, kas jie yra. Meilės dažnis, jis žino, kas jis yra. Ir jo negali suteršti, sutepti, iškreipti joks kitas dažnis, kai jis renkasi likti tik savimi. Jis tiesiog yra. Tai va dabar ir jaučiasi ta tokia būsena erdvėje, kad į kiekvieną iš mūsų žiūrėdamos tos sąmonės, jos tiesiog šypsosi ir atrodo skleidžia į kiekvieną iš mūsų tą savo meilės ir džiaugsmo energiją, kaip tokį, sakyčiau, kaip tokių auksinių spinduliukų srautą, tokių trumpesnių, ilgesnių, žaižaruojančių. Ir tiesiog kiek kiekvienas žmogus leidžia savo atsiverti, kiek leidžia tai priimti, tiek įteka į jo struktūrą. Net noris atsidusėti, atrodo, kaip gėlė, kuri po karštos dienos vakare godžiai geria į save šiltą vandenį ir žino, kad tai ją pamaitins, duos jėgų augti, skleisti, žydėti. Taip ir mūsų sąmonės ir dalelės joje, kurios gali, atrodo, įkvėpti ir su atodus iškvėpusios dar labiau atsiverti ir leisti kiekvieną tą ląstelę šitų naujų energijų. Ir tokia kaip simbolį parodo, kaip kažkokia atrodo ląstelė, tokia kaip atrodo būtų kaip ir pikta, sakytų, aš nenoriu su tavim draugauti. Ir atrodo, kaip tas dažnis tiesiog apkabina, kaip tokį, nu, vat, minkštas glėbys atrodo apkabina ją ir tiesiog ištirpdo toj savo meilėje, tame savo džiaugsme. Ir tiesiog tas, kas ten jautėsi, kad nelys, prie manęs nenoriu čia, jis tiesiog irgi atsipalaiduoja ir susilieja su tuo dažniu. Atrodo, per kiekvieną mūsų ląstelę kūne pratekėjusios tos energijos su tuo, su kuo susiduria, apkabina ir transformuoja. Net pokščiai atrodo erdvėjai kažkokie tie sproginėjimai, pokšt, pokšt, kaip burbuliukai kokie. Dabar jaučiu, kaip kelia žvilgsnį dar aukščiau. Galite ir savim pajausti, čia, sakytum, toks tas buvo procesas, kaip, sakytum, per tokį kažkokį filtrą praėjom, prafiltravo, kad pažiūrėti, nu, vat, paruošti, pakelti dažnį, kad būtų galima pereiti dar aukščiau. Dabar jaučiasi, kaip kiekvieno, atrodo, stovi jūsų tai, kas yra
jūsų vedliai, jūs kas saugo, kas jūs veda, kas jūs prižiūri. Atrodo, prie kiekvieno jūsų stovi ir sakytum, kiekvienam kaip tokia ne knyga, bet tokia kaip ne akistata, bet, nu, atrodo, kaip jums paaiškina kiekvienam, kur jūs esat šiandien, į ką jūs einat, arba į ką jūs galite eiti, toks kaip pasitarimas, kaip, va tarsi tas, kad ne prieš jūsų valią, kad ne iš jūsų reikalaujant, bet toks, kaip sakytum, su savo mokytojais, su savo va, ta grupė susitikus, jūs tarsi tarėtės kiekvienas su savim, kam jūs pasiruošę, kokiam sekančiam etapui, žingsniui, kokiam procesam, kokiam pokyčiam. Tarsi į ką jūs toliau einat, va toks rodo vyksta diskusija, ir va iš tos diskusijos atrodo, arba jūs įsiliesite į šitą procesą, į šitą kursą, arba jūs tiesiog jausit dar ne laikas, dar ne man, dar, o gal kaip tik aš jau gal net jau čia manau praeitis. Tiesiog atrodo per šitą, bet dabar pabuvimą su mokytojais, kiekvieną iš jūsų, jūs pajausit, į ką jūs toliau veda. Kažką jaučiu, kad tiesiog atėjo į šitą erdvę pabūti, nežinau, kaip atrodo palaikanti energija. Va tam tiesiog, į ką čia toliau vyks, nes tiesiog irgi jaučiu iš jų einančią tokią kaip ir tą pačią šypseną, kaip iš subtilios erdvės, kur tiesiog besąlygiškai, va tiesiog su ta jau meilė ir džiugesiu užsuko pabūti, net gal tos energijose ir palaikyti tą tolimesnį procesą. Ir tiesiog gražiai mes atsisveikinsim po šito susitikimo. Kažkas turės gal net apmastyti per naktį, gal kažkam per sapnus ateis, per kažkokius ženklus, bet toks jaučiasi, labai nori per tą tokį aišku žmogaus apsisprendimą ir pasirinkimą ir kad tai nebūtų tarsi, kad tai yra kažkoks pasižaidimas, noriu, dalyvauju, noriu, nedalyvauju, kad tai yra nu, su tokia irgi atsakomybė, į ką aš einu. Nes tarsi atrodo kaip tas, ką tu pasirinksi, bet nu, vėl tas toks sąrašas, kaip atrodo, kaip kažkoks pergamentas rodomas, kuris, atrodo, perrašo tolimesnį, bet jūsų tarsi būti ir sakytum, kad iššokęs nebegalėsi būti to, ko tu buvai iki tol, arba atsukti atgal, kad ai, aš gal persigalvojau, man nebereikia, arba aš nebenoriu to būti, ką mane veda. Va toks atrodo, kad turėtų būti aiškus tas paties apsisprendimas ir tada tas pojūtis duos jums suvokti, ar aš apie tai, ar dar ne. Ir atrodo, tas, kas apsisprendė virš kiekvieno iš jūsų, pamačiau, kaip užsidegė lemputė, atrodo, virš galvos. Kaip ten būna, koks ten tas, kaip ten tas talentai, netalentai, kaip paspaudžia ten į X'us ar kažką ir ten užsidega raudona, tai čia toks kaip simbolis, balta lemputė užsidegė. Kažkas dvėjoja ir viskas yra gerai. Kažką matau, kaip ir aiškina dar kažką ten detaliau. Kažką rodo, kad tai labai augins, tokį parodė simboliką irgi kaip paima kūdikis, sakytum, ant rankų ir jį linguoja ir jisai tarsi nuo to lingavimo, čia buvo kūdikis, čia 10 metų, čia 20, čia 30, atrodo labai, labai užaugo greitai, net iš to kūdikio kažkokios pozicijos kažkam tos energijos, nu, taip atrodo linguodamas
e, įduoda pagreitį augti. Kažkaip, man atrodo, kaip ir, nu, vat, klausi erdvėj, kad ar reikalinga kažką perduoti, kažkokią vat, informaciją ir kažkoks rautas eis. Ir toks eina atsakymas, kad žodžiai, tarsi jau, žodžiai, jau, kaip jūs sakot, atrodo, sako, žinomi ir suprantami. Ir turbūt gal aš iškalbėjau tame, kame aš kalbėjau. Ir dabar, sako, turi širdis kalbėti, turi širdis ir jausmas kalbėti ir į tai turi būti kreipiamas dėmesys, nes žodžiai jau padaryti, jau išsakyti. Ir dabar kaip ir kiekvieno mūsų širdį atrodo toks apsisuko aplinkui srautas, kuris, sakytum, kaip tokia, gal mini tokia, sakyčiau, įkrova, kaip sakytum, pasisėmėt kaip vandens taurę, kurią, nu, vat, ragausit ir degustuosit, va. Atrodo, apsuko aplink kiekvieno jūsų širdį, va, tą tokią dozelę tos energijos, kad jūs ją paragavę, pajautę, nu, vat, padarytumėte tą tokį sprendimą turbūt, ar tai tinka jums, ar tai netinka. Tiesiog dabar jaučiu tokį dėkingumą iš visų pusių, iš visų erdvių, iš mūsų sąmonių ir iš subtiliųjų sąmonių. Tiesiog dėkingumas. Atrodo, kažkam kažkokie žodžiai buvo reikalingi, kažkas kažką išgirdo, kažkokį atsakymą gavo. Kažkas su savim sakys, ir aš per tai praėjau, ir man tai buvo, sakys, atliepė. Toks tiesiog atrodo dėkingumo pliūpsnis, kuris išsiskleidė. Ir aš dėkoju Jums, kad šį penktadienio vakarą prisijungėt ir praleidot šią valandą kartu. Ir tiesiog per lengvumą galim grįžti į save, jausti save fiziškume, fiksuoti tai, kuo prisipildėt ir pabandyti pagyventi. Nors pusdienį, nors tą parą, kiek įpildė šią energiją. Tarsi žiūrėti per šios energijos filtrą, dažnį, kaip į mus įliejo tas daleles, taip ir mes, kad ir su kuo susidurėm, galim iš savęs išspinduliuoti tuos dažnius ir tarsi perskleisti, perleisti ir daryti tą pokytį ir kituose. Tai ačiū Jums Ačiū tau. ir sveikinsim gražaus savaitgalio, gražaus oro, kam jau atostogos gal prasidės, birželis jau ant nosies. Tai va, iki malonaus. Ate. Iki. Ačiū, iki. Ačiū.